sako, kaip tu nežinai dvasios judėjimo ir kūdikio kaulo augimo įsčiose. Taip nežinai ir Dievo darbų. Kai kurių dalykų mes nežinome, nesuprantame. Mums protas neišneša to dažnai, kai mes matome, kaip žmonės pagyja, staiga, kaip aklas pradeda matyti, kaip kurčias pradeda girdėti. Mes to nesuprantame, bet tai yra Dievo darbas. Ir taip, lygiai taip pat kartais mes turime situacijas, aplinkybės mūsų gyvenime, kurios ateina ir mes nematome tenai prošvaizdžių. Mes nesuprantame, kaip man išeiti iš šitos aklavietės. Mums kartais tai atrodo aklavietė ir jinai stabdo mūsų gyvenimą, net duoda mums kvėpuoti, kaip dusinta kažkoks ateina. Ir mes nesuprantame, kaip mes galėtume praeiti iš šitoje situacijoje. Bet Dievas turi išeiti iš visų situacijų, iš visų tavo aplinkybių, kokios tik tai bebūtų tavo gyvenime. Nes jis yra Dievas visagalis. Taip Dievas sako, vaikščiok mano šviesoje, Dievo visagalio šviesoje, galvok apie mane, prisimink mane nuolatos, prisimink, koks aš galingas. Aš vedu šitą dangaus kareiviją, kiekvieną iš jų vadinu vardu ir nei vieno tarp jų netrūksta. Tokia didinga mano valdžia, tokia didinga mano galia. Net jaunuoliai pavargsta. Bet tie, kurie laukia viešpaties, jie įgauna naujų jėgų ir pakyla. Pakyla naujoj jėgoj. Ir Dievas turi atsakymą tau. Dievas turi atsakymą. Čia kas parašyta, mes melsimės už šitą poreikį. Dievas nori išvesti. Dievas nenori, kad tu pasiliktum aklavietėje. Dievas nori išvesti iš visų tavo sunkumų. Haleliuja, ir melsimės už šitą poreikį. Tikėkime Dievu visagalį, kuriam nieko nėra neįmanoma, kuris nepavargsta ir nepailsta. Tėve, mes meldžiame tave. Tu matai ir girdi mūsų maldą, mūsų širdis. Tu matai šitą poreikį. Jėzaus Kristaus vardu mes meldžiame už jį. Mes meldžiame už jį. Mes tikime, kad tau nėra neįmanomų dalykų, kad tu patrauki bet kokias kliūtis. Tiesiog dabar tegul ateina tavo atsakymas. Jėzaus vardu šėtonas tegul traukiasi. Jėzaus vardu mes daužime šėtonę tavo planus. Šitoj situacijai Jėzaus vardu mes sakome išeitį. Mes sakome atsakymą šitam poreikiui. Jėzaus vardu. Mes sakome, Dievo valia yra atsakymas. Dievo valia nėra kaip nešiotume apsunkimus. Dievo valia yra atsakymas. Jėzaus vardu. Ir tegul atsakymas ateina tiesiog dabar. Jėzaus vardu mes skelbime atsakymą. Jėzaus Kristaus vardu. Haleliuja. Gerai. Toliau dabar mes pakalbėsime apie paaukojimus. Čia tam pačiam Ekleziasto 11 skyriui. Tokia turtinga knyga šita šventas raštas. Aš atsiverčiu šitą skyrių ir čia tiek daug yra parašyta. Čia ir už paaukojimus gali surasti vietą. Čia gali surasti už poreikius. Ir daug kitų istorijų gali čionai, daug kitų pamokslų gali iškalbėti iš vieno skyrelio, gabaliuko tik tai. Aš tik tai 8 eilutės perskaičiau tiek daug, žodžiu, nesvarbu. Dabar mes pakalbėsim apie paaukojimą. Kad mes turėtume aukoti Dievui. Ir mes atnešime auką šiandien Dievui, nes tai yra, visas šitas susirinkimas nėra
mano arba tavo surinkimas. Tai yra Dievo surinkimas. Dievas surinko mus. Dievas daro savo darbą čia. Ir čia vargas mums, jeigu čia įsimaišo žmogaus jėga, kažkokia tai žmogaus ne jėga, ne taip pasakiau, žmogaus pastangos kažkokia, žmogaus mintis, išsigalvojimai kažkokie. Bet kai ateina Dievas, kai ateina dieviškas vedimas, kai ateina Dievo įsikišimas, toks ir turėtų būti, tokie ir turėtų būti bažnyčia. Nes Jėzus pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią. Ne mes statysim savo bažnyčią, bet jis pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią. Taigi, Jėzus šiandien stato savo bažnyčią. Ir aš galvoju, kad šita bažnyčia yra pačioj pradžioj savo ėjimų. Ir šita bažnyčia, aš galvoju, kad jinai bus įtakinga šitą mieste, ir ne tik šitą mieste. Ir jinai išaugs, ir jinai plėsis, ir Dievas tai darys. Ir žmonės pamatys šlovę per šitą bažnyčią. Bet šiandien mes tarnaukime prastai viešpačiui. Supraskime tai, kad mes neaukojame kažkokiam žmogui, pastoriui. Šitie paaukojame išvažiuoja į Vilnių, nes aš jums pasakysiu, kad anksčiau čia mes nesurinkdavo net už nuomą šitos bažnyčios. Ir tiek nesurinkdavo, neužtekdavo net nuomą. Ir jie dar plius važinėdavo visą laiką čia, pirmyn atgal. Dar neskaitant to, kad jie atvažinėdavo, pastovi čia ir benzinų, taip pat pinigai išeidavo. Tai va, ir šitie pinigai, kuriuos mes surinkam, jie iškeliauja į Vilnių. Ir pastorius apmoka čia nuomą ir benziną, ir jeigu užtenka iš tų pinigų, bet tų neužtekdavo niekada. Bet dabar paskutiniu laiku mes surinkam tiek, kad mums jau užtenka nuomą apmokėti. Ir dar mes turime ir stalą nusipirkti ir taip toliau. Taigi mes dalyvavome ir per mus Dievas daro šitą darbą ir per mus Dievas stato šitą bažnyčią. Taigi gerai, aš paskaitysiu iš Ekleziasto 11 skyrių. Čia parašyta, mesk savo duoną ant vandens, nes tu ją rasi po daugelį dienų. Padalyk jai 7 ar 8 dalis, nes nežinai, kokia nelaimė gali vykti žemė. Ir 6 eilutė, sėk sėklą ryte ir vakare, nes nežinai, kurį geriau užderės, o gal abi bus vienodai geros. Taigi čia kalba, sako, mesk savo duoną ant vandens. Čia mes kaip aukojame Dievui, kai mes kaip metame tos pinigus į dvasios upę. Galima taip įsivaizduoti. Ir ta dvasia naudoja tos pinigus Dievo darbui. Ir paklausyk, Dievas niekada neliks skolingas. Tikrai niekada neliks skolingas. Jisai nuo pat pradžių jau parodė, kai mes dar buvome parašyta jo priešai, jisai sutaikė mūsų savo sūnaus mirtimi. Tai jeigu mes buvome priešai anksčiau, kai mes buvome priešai, jisai sutaikė mūsų su Dievu, jo sūnaus mirtimi, tai tuo labiau dabar, kai mes sutaikinti, jisai išlies mums savo malonės dovaną. Ir kai mes aukojame Dievo darbui, Dievas tai žiūri ypatingai, prisiekia. Net kalbų nėra pagalvoti, kad tai vyksta Dievo darbas. Ir kai tu duodi pinigų, tu duodi ne kažkam žmogui, tu duodi, kad Dievo darbas vyksta. Ir Dievas tikrai jisai žiūri tai ypatingai. Ir kiekviena auka, jinai, tokie brangiai akise. Atsimenu, kaip aš buvau Kevino Maknolti konferencijoje Vilniuje, ta palapinė stovėjo prie Akropolio Vilniuje. Jis sako, vienas kažkoks tarnautojas, vienam tarnautojui, kažkiek pagyvenusi moteris paaukoja pinigus.
daug pinigų, kuri gyveno kaip iš pensijos, neturi nepasiturinčią, bet nepaukoja daug. Aš nežinau tos sumos ir tų detalių, bet jinai paukoja labai daug kaip tai našlai, kaip tai pensininkai žmogų pagyvenusiam. Ir jinai greitai mirė po tų visų įvykių. Ir tas žmogus sako, kai kurie žmonės paskui atėjo ir sako, nu kaip tu dabar ėmi iš tos pensininkės, tos pinigus, tokią sumą, kai jos ten, jai reikia ten ne vieną mėnesį rinkti tos pinigus. Bet sako, jinai atėjo nesenai pas viešpatį, jinai paaukojo. Ir jinai, kai nuėjo į dangų dabar, jinai už tai, ką paaukojo, jinai turi savo atlygį. Ir sako, mes niekada nedrausim aukoti, net jeigu žmogus aukoja paskutinius pinigus, arba tai jam iš savo neturto aukoja, niekada nedrauskite tai daryti. Ir nes tai yra auka Dievui. Žmogus galbūt įkvėptas Dievo dvasios aukoja. Prieš tai būna žmonės, jie tiesiog dega, jie eina į bažnyčią. Aš atsimenu, kaip aš eidavau, aš jau pasiruošęs buvau tos pinigus ir aš neždavau, aš galvoju, greičiau, aš noriu juos atiduoti Dievui, aš taip noriu juos atiduoti. Bet kai ten kalbėdavau dėl paaukojimo, atsimenu tikėjimo žodžio bažnyčią kažkada prieš daug metų, aš tiesiog pagalvodavau, kad aš ne tiek paaukosiu, aš paaukosiu tiek ir dar daugiau. Nes, prastai buvo toks troškimas aukoti. Ir mes būkime visą laiką, norėkime aukoti, nes tai yra, nežinau. Supraskime, ką mes aukojame ir kad už tai yra atlygis ir kad aukoti Dievas nori, kad mes aukotume. Nes, kaip jisai pasakė Izraelitam, per Mozę, sako, pasakyk visiems Izraelitam, kad jie atneštų man auką. Kad jie atneštų man auką. Dievas nieko nepasakė, pasakyk jiem, kad jie neneštų man. Aš viską turiu, aš visos žemės ir visatos viešpat. Pasakyk jiem, kad jie mane aukotų. Dievas niekada taip nesakė. Jis pasakė, pasakyk jiem, tegul jie atneša į mano sandėlius, kad jie būtų pilni ir taip tegul išbando mane. Argi aš neišliesiu, neatversiu dangaus ir neišliesiu savo palaimimus į jų gyvenimą, taigi aukokime. Taip, geras, mingas. Mes suprantame, kad mes gyvename, kaip mes vakar su Daiva šnekėjom šitą temą. Sakau, su Daiva čia buvom giesmininkas, ir mes su ją dalinomės Dievo žodžiu ir jautėme, kaip šventoji dvasia mus papildė. Aš toks sėdėjau, taip jaučiau ir klausiu Daivos. Pasakiau Daivą ir Daiva sako, aš jaučiu, kaip man irgi papildė. Mes tiesiog kalbėjomės, dalinomės. Ir tai buvo toksai geras laikas Dieve, nes nesvarbu kiek žmonių, bet
jeigu du žmonės yra, čia yra kažkas, tai Dievas pasakė, jeigu du žmonės susirinks mano vardu ir aš esu jų tarpe. Tai va, tai yra Dievo pažadas ir mes buvome, patyrėme, ir aš nežinau, kaip Dievo patyrėme, bet sėdėjau ir mes kalbėjomės tuo metu, jaučiau taip apgirtas, kai buvau. Tai va, taip prisipildžiau šventosios dvasios, vien tik tai todėl mes tik kalbėjome. Tai va. Ir mes kalbėjome apie tuos dalykus, kad šita žemė yra priešiška. Priešiška mums. Priešiška tam, ką moko Dievo žodį. Priešiška Dievui. Ir mes išaugome šitom aplinkoj. Ir mes kalbėjome apie tai. Ir Daiva man vakar uždavė tokį klausimą. Sako, kodėl Dievas pasakė, nežudyk, bet Senam testamente vien žudynės aprašytos. Bet klausykit, Dievas, mūsų Dievas, kuriuo mes tikim, jisai yra pavydus Dievas. Parašyta Jokūbo laiške, šventoji dvasia, jinai pavydžiai trokšta jūsų. Jinai taip nenori, kad jūs ten kažkur tai nuklystumėte. Ir taip, jisai pasakė nežudyk, bet jis pasakė, sako, niekada nesusigiminiuok su kitom tautomis. Kai įeisi jų kraštą, išnaikink juos pilnai, nes jie garbina stabus, jie garbina kitus dievus. Ir jeigu tu jų neišnaikinsi, jie taps tau kaip spąstai, kaip dygliai šone, jie badys tave. Haleliuja. Ir jeigu tu jų neišnaikinsi, taip mes matome tas istorijas apie Saliamoną, apie kitus žmonės. Taip lygiai taip patys Saliamonas girdėjo, kad Dievas kalbėjo, išnaikink juos, negarbink, nevesk kitų žmonų ir imk savo žmonas iš tikinčiųjų, iš Izraelio. Bet jis nepaklausė Viešpatį. Ir ten parašyta apie jį, kad jo žmonos buvo amonytės, amorytės ten ir taip toliau iš kitų tautų. Ir po kurio laiko parašyta, kad pats Saliamonas nukrypo nuo Dievo. Ir pats garbino tenai tuos kitus dievus, tų žmonų, kurias pats atsivedė. Taigi, bet Dievas Senam testamente ir įsakydavo, sako, kai eisi į kraštą, kurį tu pažadėjau, užimsi, išnaikink juos, nepalik ten gyvų. Nes jeigu tu ten paliksi, tu pats pasidarysi toks kaip jie. Lygiai taip pat ir matome čianai, šitoj žemė, kai mes gyvename. Tai toje priešiškoje aplinkoje viskas įtakoja mus. Pastovi viskas, mes čianai būnam bažnyčia, bet kaip išeiname, mes matome ten priešką. Ten priešiškai nusiteikia. Jie visai kitaip kalba, negu mes girdėjome bažnyčiai. Ten visai kitoks samprotavimas, jie galvoja kitaip. Jeigu čia mes girdime, kad Jėzaus žaizdomis mes išgydyti, tai ten žmonės, jie ruošiasi eiti į polikliniką pavasarį ir rudenį, nes ten gripo epidemija ar dar kažkas tai ateina. Jie, kai susirga, jie neprisimena Dievo, jie eina į polikliniką arba į ligonę, bet mes pasitikime Dievu, todėl Dievas ir išskyrė mus iš kitų tautų, kad būtų skirtumas tarp mūsų ir tarp jų, kad jie matytų skirtumą tarp mūsų, tarp tikinčio ir netikinčio. Ir šiandien mes nekovojame su kūnu ir krauju, mes nedarome taip, kaip buvo tais laikais. Mes nekovojame su pistoletais rankose arba su kardais, peiliais, ten dar kažkaip. Mūsų kova vyksta dvasiniam fronte, nematoma. Ir tai dažnai apgauna žmonės. Jie sako, kurgi čia kokia kova, aš ramu viskas, jokio garso, nieko nėra.
Ir tai apgauna, suprantat, šėtonas trinasi rankom, kad tu taip galvoji. Tu nematai. Tai nereiškia, kad nieko nevyksta. Paklausyk. Kai ypatingai moteris žino, kai jos verda valgyti, sriuba kažkokį, tas kvapas pasklinda po visus kambarius. Bet tu jo nematai, bet jis realus. Lygiai taip pat ir ta liga, kai jinai ateina pas žmogų, niekas jos nemato. Ten neįeina kažkoks fiziškai matomas akimis gėdas, baisus ir tu pradedi sirgti. Ta liga jinai įeina ir tu nematai jo. Supranti? Ir lygiai taip pat, kaip jinai ateina, taip ir jinai išeina, tu nematai to. Bet tai vyksta, akivaizdžiai vyksta. Tikrai. Ar tu tiki, ar tu netiki, bet vyksta karas aplink. Kiekvieną dieną. Ir jeigu tu abejoji, tu pralaimėtojo gretose. Šėtonas tik trinasi rankomis. Jisai džiaugiasi, kad tu atitolai nuo Dievo. Jeigu tu taip galvoji, tu tikrai atitolai. Nuo to, kas ateina iš Dievo. Gerai. Pradėkime. Pradėti noriu nuo Samuelio 1 skyriaus. 1 Samuelio 11 skyrius. Ir šėtonas jisai nematomas. Jisai ateina į mūsų gyvenimus ir stengiasi įsiskverbti į mūsų gyvenimą. Stengiasi padaryti įtaką. Stengiasi pavogti tai, ką mes gauname iš Dievo. Ir skaitome. 1 Samuelio 11 skyrius. Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo Jabeš Gileadą. Taigi, matome, toks vaizdas. Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo. Lygiai taip pat skaitome Naujam testamente, kad šėtonas, jis kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui. Jisai ieško tų, kurios galėtų praryti, tų, kurios galėtų sužlugdyti. Šėtonas ateina vogti, žudyti ir naikinti. Haleliuja. Ir aš dabar šitoj vietoj surišu dvasias, kurios atėjo vogti, žudyti ir naikinti. Ir uždarau jos į dėžę, į kambarį. Jūs uždaryti dabar ir aš draudžiu jums kenkti šitoj vietoj. Jėzaus vardu. Haleliuja. Ir šėtonas ateina, kad nusiaupti mūsų gyvenimą. Nors jis nematoma. Suprantat, tie alkoholikai, kurie kažkada tai buvo normalūs, gražūs žmonės, vyrai daugiausiai. Bet po kažkiek metų tu matai į gatvėje, norėjau pasakyti negyvą, girtą, apsivėmus ten visą va tokį suplyšusi, purviną, ten smirdantį ir taip toliau. Klausyk, tas nematomas šėtonas, štai ką jis daro. Jisai griauna žmonių gyvenimą. Tas žmogus galbūt sakė, niekas čia nevyksta, aš matau, jokių šėtonų čia nėra. Bet po 10 ar po kiek metų tu matai gatvėje purvinę, ten gulinti girtą, arba ten pastovėjo lūberį sėdinti ir tenai visą tokį sviruojantį, apgirtusi, apšepusi, keiksmažodžiai liejasi ir taip toliau. Jo šeima sudaužyta, arba jie ten gyvena skurde, arba taip, tokios blogybės vyksta. Būtent tai, aš kalbu tai ne iš išgalvoto istoriją, aš tau kalbu iš savo gyvenimo. Nors aš negulėdavau ten purvinę, bet jau buvo ten arti prie to. Tai va. Ir tas Amonitas Nahašas, šėtonas, jisai ateina ir apsupa. Jisai laukia pastoviai tos vietos, kada jisai galėtų pakenkti tau. Paklausyk, jisai tau kenks tada, kai tu padarysi nuodėmę. Kai tu pameluosi, tu duosi jam teisę. Kai tu apgausi, kai tu pavogsi kažką tai, kai tu padarysi nuodėmę,
tu leisi jam kenkti tau. Halleluja. Ir toliau čia skaitom. Tada Jabešo gyventojai sakė Nahašui, sudarykime sandorą ir mes tau tarnausime. Amonitas Nahašas jiem atsakė, aš sudarysiu su jumis sandorą su tokia sąlyga, kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir taip pažeminsiu visą Izraelį. Štai ką nori šėtonas. Jisai, aišku, galime labai išsiplėsti parašyti, bet štai ką jis nori pavogti regėjimą. Jisai nori padaryti tave, kad kad tavo mintis, kurios galvoja apie Dievą, staiga nukryptų apie kitus dalykus. Paklausyk, aš tau pasakysiu, kai Filistinai suėmė Samsoną, prisimink, ką jie padarė visų pirma. Jie išdūrė jam akis. Ką padarė Nabuchodonosoras, kaip karalius, kada jisai paėmė karalių Ezekiją ir nuvedė pas save, suėmė ir nuvedė pas save. Jisai parašyta, išlupo jam akis. Štai ką daro šėtonas šiandien. Jisai įsiskverbia, jisai nori įsiskverbti į tavo gyvenimą ir uždaryti tavo akis, kad tu nematytum. Ką reiškia nematytum? Kad tu matytum kitus dalykus. O čia tiek daug pasaulyje visokių reikalų yra. Ką čia dabar? Dievas pirmoje vietoje turi būti. Mano gyvenimas ir vaikai ten, ir tentai, ir daržai, ir namų ten reikalai. Ką čia ta bažnyčia? Dievas. Bet kaip mes skaitėme, neužmirškime, skaitėme pradžią. Sako, visa, ko mums reikia, tai bijoti Dievo ir vykdyti visus jo įsakymus. Pastovi visuose tose dalykuose. Prisimink viešpatį, nuolatos jį prisimink. Ten parašyta jaunystėje savo prisimink. Bet tu gali būti ir pagarbaus amžiaus gali būti jaunas. Aš, pavyzdžiui, nejaučiu savo metų, kiek man 45 metų. Tikrai nejaučiu. Bet aš ne apie tai. Aš apie tai, kad mes nuolatos turėtume prisiminti viešpatį. Nuolatos prisiminti viešpatį. Nuolatos bijoti jo. Bijoti tai reiškia padaryti kažką tai, kas jam nepatiks. Tai bus kaip apsauga mūsų gyvenimui. Apsauga mums nuo šitų Nahašo amonitų, kurie ateina ir kaip riaumojantis liūtai staugia. Ką tau ta bažnyčia, ką jinai tau padėjo ką nors? Ir visokias kitokias mintis, jie staugia tau. Jie nori praryti tau. Jie nieko nenori, tik tai praryti tave. Sugadinti tavo gyvenimą, nusiaubti jį. Jeremija 49. Atsiversti. Ir Dievo žmonės, jie dažnai pasiduoda tiems dalykams. Ir todėl mes matome, bažnyčia daugelį žmonių atšalusių. Jie tokie kaip pavargę. Jie pavargę nuo rūpesčių, visokiausių spaudimų. Jie ateina į bažnyčią. Nors jie turėtų ateiti į bažnyčią prisipildę šventąją dvasią, atnešti ugnį čionai. Jiem reikia, kad juos paguostų kažkas. Jiem pastoviai reikalinga pagalba. Taip, mums visiems reikalinga pagalba. Iš tikrųjų mums reikalinga pagalba. Nuolatos. Nes mes nuolatos nespausti, bet apgaubti silpnumą, nes mes žmonės. Mes paprasti žmonės, mes kūnas ir kaulai. Kaip aš sakydavau,
mėsos ir kaulų rinkinys. Bet šventoji dvasia Guodėjas ateina. Ir šitoj vietoje yra šventoji dvasia. Nematoma Dievo dvasia, bet jinai yra čia. Ir parašyta, jinai yra Guodėjas. Jinai yra Guodėjas. Bet sako, kodėl tiek daug nepagostų žmonių bažnyčioje šiandien. Todėl, kad jie neieško Dievo, jie užmiršta Dievą. Todėl Dievas negali per prievartą jam kažką daryti. Dievas sako, prašykite ir jums bus duota. Sako, jūs neturite, nes neprašote. Argi Dievas per prievartą tau kažką tai dabar kyš, va imk, aš tau duodu. Ai, pasitrauktų nuo manęs. Jeigu tu įstumi, nu kaip jis tau kyš? Halleluja. Ir čia Jeremija 49:1 sako, viešpats sako Amonitam, argi Izraelis neturi paveldėtojų, kodėl Melkolmas paveldėjo Gadą ir jo žmonės apsigyveno miestui. Čia šitą eilutę, jinai kalba, žinot ką aš jums pasakysiu. Sako, argi Izraelis neturi viešpatės kitais žodžiais. Kodėl atėjo kažkoks tai Melkolmas ir paveldėjo Gadą, jisai daro įtaką, šėtonas daro įtaką, jo demonai apsigyveno bažnyčioje, jie daro čia jų gyvenimuose kažką tai, ką nori daro su žmonėmis, todėl kad žmonės paliko Dievą, jie nusisuko nuo jo, jie pastoviai, jie neieško jo ir net neklausia, kur yra viešpats, tu kai ateini jų tarpą, tu girdi kalbas, tai aš jau ten kalbos apie šį bei tą, apie viską, apie ką nori jų tarpe išgirsi kalbą. Bet apie Dievą ten nei žodžio neišgirsi. Argi Dievas kiš specialiai į tavo gyvenimą per prievartą, jis nieko nedarys. Jisai laukia tavęs. Todėl Jėzus šaukia, jis sako, ateikite pas mane visi, kurie prispausti, kuriem reikia pagalbos, ateikit pas mane. Aš paguosiu jūs, aš nuimsiu visas naštas nuo jūsų pečių. Jėzus sako, bet čia ne. Sako, mums nereikia Dievo. Va čia kažkoks tai pavadintas Melkolmas. Jie ir apsigyveno Izraelio miestuose. Žmonės patys leidžia šėtonui ateiti jų gyvenimą ir naikinti juos. Paklausyk, įsidėmėk visam laikui. Jeigu tu leisi šėtonui, jeigu tu darysi nuodėmę, jisai ateis ir naikins tavo gyvenimą, jisai nieko nemoka. Jisai nieko daugiau niekada nemokėjo daryti. Jisai moka meluoti, vogti ir žudyti. Štai kai jisai ir daro žmonių gyvenimus. Bet nors viešpats įspėja pastovi savo tautą, neikite, bėkite iš jų tarpo, išeikite, apsivalykite, tada aš jūs priimsiu. Dievas nuolatos tai primena mums. Bet jo tauta sako, ne, mes neisime, mes darysime savo darbą. Dar viena eilutė iš 50 Jeremijos skyriaus. Paklausykit. 50 Jeremija 33. Kareivių viešpats sako, prispausti yra Izraelio ir Judų vaikai. Tie, kurie juos išsivedė į nelaisvę, laiko juos ir nemano jų paleisti. Klausyk, jeigu tu leisi šėtonui įeiti į tavo gyvenimą, jeigu tu darysi nuodėmę, jisai įeis į tavo gyvenimą ir net negalvos išeiti iš tenai. Nes tu pats jam atidarai duris, tu pats jam leidi įeiti. Jisai turi pilną teisę, nors tu vaikštai čia į bažnyčią. Jisai turi pilną teisę daryti savo šlykščius darbus tavo gyvenime. Nes tu pats jam atidarai duris ir pats įsileidai. Ir paskui rėkauji, kaip ten skaitėme pradžioje.
apie tuos metus, sako, prisimink viešpatį savo Dievą, kad kai ateis blogos dienos į tavo gyvenimą, tu nevaitotum, nesakytum, ką aš padariau, neklausiau. Gal prisimink nuolatos viešpatį, bijok padaryti kažką, tai kas jam nepatiktų. Nes tie, kurie išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nemano jį paleisti, šėtonas nesiruošia išeiti. Jeigu kažkas leidžia jam įeiti, šėtonas ten įeis ir apsigyvens, ir jisai kenks, ir daužys tavo gyvenimą, ateis kažkokie tai nelaimės į tavo gyvenimą, lygos, nesiseks, tenai tas nepasisekė, tenai pinigai kažkokie tai ten prapuolė, kažkur tai nesumokėjo, kažkas tai daro, tokie dalykai, supranti, jisai visą tai daro, tokius blogus dalykus, jisai nieko daugiau nemoko. Bet tai, jeigu tu jam leidi, jisai kitaip neturi teisės nieko padaryti tau blogo. Jisai išskyrus tik tai, jeigu tu jam leisi, supranti, nes jis, kaip tas amonitas Nahašas, ateina ir apsupa. Jisai laukia progos nuolatos. Kaip aš atsimenu, jums sakiau, vieną kartą Vilniui per maldos surinkimą penktadienį aš mačiau tokį regėjimą. Kaip aš sėdžiu prie stalo kažkur tai ten, aš mačiau po apačioj kalnų viršūnę. Ir tenai toks baltas, ir aš baltai apsirengęs, net kapišonas nuo manęs baltas, ir visas baltais rūbai. Ir tenai prie stalo sėdžiu, ir tenai stovėjo du vyrai, juodai apsirengę. Klausyk, šėtonas nuolatos jisai būdi, jisai laukia tavo, nepasakysiu klaidos, bet jisai laukia, pakol tu padarysi tai, kas nepatinka Dievui. Jisai laukia tai, kada tu nusisuksi nors kažkiek nuo Dievo. Jisai laukia, pakol tu, jeigu jis gundins tave padaryti nuodėmę. Jisai ateina gundyti tave. Jisai ateina tave gundyti, jisai daro tai. Bet būtent ir tai ir parodo tą vietą, kad jisai kaip riaumojantis liūtas vis vaikšto. Ir tas riaumojimas jo būna gundo. Jisai gundo, stengiasi kažką tai atnešti į tavo gyvenimą. Kad tu padarytum kažką, tai, kas nepatinka Dievui. Ir jeigu jam pasiseka, aš klausiau, ką jie daro. Jie klausyk, jeigu kai kuriuos yra šeima. Ir kai šėtonas tai užeina į gyvenimą kažkokį žmogaus, tas žmogus jam leidžia. Tai tas šėtonas ne tik kenks tam žmogui, bet visai šeimai. Visai šeimai. Ir šėtonas tai po vieną nevaikšto. Aš čia kalbėjau kažkaip. Jie vaikšto šaikom. Pavyzdžiui, kaip aš gerdavau anksčiau. Alkoholizmo demoną aš įsileisdavau į savo gyvenimą. Ir aš pradėdavau rūkyti labai daug. Supranti, tai reiškia, tu tada įsileidai dar vieną dvasia. Ir žmonės, mano kai kurie draugai anksčiau buvo, jie iš viso nes nerūkydavo, bet kai išgerdama alkoholį, jie pradėdavo rūkyti. Tai reiškia, supranti, jie po vieną nevaikšto. Tai va. Ir šėtonas ateina, jisai nuolatos ateina ir nuolatos jisai stengiasi įveikti tave. Įveikti. Ir tas įveikimas tai reiškia pavogti, pameluoti tau, kad tu patikėtum. Supranti, todėl mums nuolatos reikia skaityti Dievo žodį, pasilikti Dievo žodį. Tas jo gundymas, jisai bus prieš Dievo žodį. Jisai rodys tau, jisai sakys tau suabejoti kažko, kas parašyta čia. Kai tu suabejosi, tu pradėsi daryti kažką tai, kas Dievo nepatinka. Halleluja. Toks yra šėtonas. Jisai nori atimti. Jisai nuolatos ateina, kad atimti, apvogti mus.
Todėl nedarykite nuodėmių šiandien. Saugokit patys save, saugokit savo gyvenimui, saugokit savo artimųjų gyvenimui. Nes Dievas daro, kad mums pasisektų, kad mums atneštų džiaugsmą. Bet ir Jozuė klausė Dievo, sako, Dieve, kas yra? Tugi mus siuntėjai nugalėti. Mes nugalėjom šitą miestą, o čia mažiukas kažkoks miestelis, mes čia pralaimėjome. Kas atsitiko? Pasirodo tenai, kai jie paėmė šitą miestą, prieš tai Dievas jam pasakė sunaikinti viską, nieko nepaimti, net daiktų sunaikinti. Bet atsirado vienas žmogus, jo vardas Achanas, jisai pasiėmė tenai kai kurios daiktus ir paslėpė jos savo palapinėj. Parašyta ir dėl vieno žmogaus užsidegė, Dievo ugnis užsidegė tautoje ir jis išnaikino tenai kažkiek žmonių. Dėl vieno žmogaus. Todėl aš tau sakau, saugokis šiandien, nedaryk nuodėmės, nes ta Dievo rūstybė jinai palies ne tik tavo gyvenimą, bet ir tavo artimųjų, su kuo tu gyveni. Jie visi prisilies prie Dievo rūstybės. Todėl būkime šiandien ištikimi Dievui, nes jis nepagailės nei savų, nei svetimų. Todėl jeigu mes nuodėmiausime, suprantate, todėl Dievas Ezechielio pranašystėje sako, jeigu teisusis darys gerą, bet nusisuks nuo manęs, darydamas piktą. Aš, sako, užmiršiu viską, ką jisai padarė ten anksčiau, darydamas gerą, ir bausiu jį, todėl, kad jis dabar nusisuko nuo manęs. Suprantat, Dievas yra toks, todėl jisai ir sako, mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis pasitrauktų, jeigu jis nusisuktų, mano siela jo nesigerėtų. Jeigu tu eisi, bet vienu momentu sustosi ir atsuksi nugarą Dievui. Dievas nepasigailės tavęs, jisai neprisimins tai, kad tu buvai padaręs ten kažkada tai. Paklausyk, karalius Saulius, jisai važiavo su Dievu, važiavo su Dievu, skrydo su Dievu, nugalėdavo. Ir šita istorija, kur ten apie Amonitą Nahašą mes pradėjome, tenai, jeigu toliau skaitys, ten pamatys, kad ten Saulius stojosi prieš tą Amonitą Nahašą ir nugalėjo jį. Ir visas Izraelis pamatė, kad Dievas išsirinko karaliumi Saulių. Bet po kažkurio laiko Saulius pasikeitė, jisai atsuko nugarą Dievui. Ir Dievas nepasigailėjo jo, nors jis buvo Izraelio karalius. Dievas nepasigailės nei tavęs, nei manęs. Kas tu esi, kiek tu pinigų uždirbai, kiek tu ten turi pažįstamų, kiek tu ten padarėjai anksčiau. Jeigu tu šiandien darysi nuodėmę, Dievo rūstybė nužengs ant tavo gyvenimą. Ir palies ne tik tave, bet ir visus tavo giminę, su kuriais tu gyveni, tavo šeimą. Todėl saugokis. Todėl, kad Dievas neveltui aušina burną ir sako, būkite šventi, nes aš esu šventas. Atsiskirkite nuo jų. Jeigu jis tai sako, reiškia tai mes ir turime daryti. Reiškia tai jis ir turi omeny. Jis neturi ten omeny, kad biškelį pabūsiu šventas, teisiu į bažnyčią, paskui išeisiu ir darysiu bjaurystės kažkokios. Saugokis, sakau šiandien, jeigu tu nori matyti gerų dienų, saugok savo gyvenimą. Jeigu tu nori matyti sveikatą savo gyvenimą, saugok savo gyvenimą nuo nuodėmės. Nedaryk nuodėmių, tai bjaurystė yra Dievo akyse. Mes išmokinti tai, kad nuodėmė, nu ir ką aš čia pameluosiu, 10 litų pavoksiu, argi čia daug. Bet tai yra nuodėmė, tai yra griuvimas, tu atneši griuvimą į savo gyvenimą. O
nieko čia neatnešu, nieko aš paėmiau 10 litrų, nieko čia neatsitiks. Atsitiks, neperdėm. Kada tu pradėsi verkt, pamatydamas, kas atėjo į tavo gyvenimą, tada bus vėlu. Taip, kaip mes skaitėme nuo pradžios tą istoriją, sako, prisimink viešpatį. Gerai paskaitykime dar. Ekleziastų. Ekleziastų 12 skyrius nuo pradžios. Prisimink savo kūrėją jaunystėje. Nelauk, kol ateis piktos dienos ir metai, apie kuriuos sakysi, man jie nepatinka. Nelauk, kol aptengs saulės šviesa ir mėnulis bei žvaigždės ir nauji debesis užeis ant tavo gyvenimą. Nelauk, kol blogybės ateis į tavo gyvenimą. Nelauk, bet saugok savo gyvenimą. Tavo gyvenimo nebus 10, 100 tavo gyvenimą. Tavo gyvenimas vienas tik tai yra. Išsaugok savo gyvenimą šventume. Dievo baimė išsaugok savo gyvenimą. Nuolatos prisimink viešpatį. Ir matosi, tam skyriui parašyta, neduokite to, kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigrąžusios jūsų nesudraskytų. Suprantat? Dievas sako, argi jaunoji užmiršta savo papuošalus, vestuvinę suknelę, bet sako, mano tauta užmiršo mane, mano tauta paliko mane, mano tauta paleistuvauja kažkur tai. Bet klausyk, Dievas mus išrinko geram gyvenimui, džiaugsmui, jisai visai kitam gyvenimui išrinko mus. Bet tas gyvenimas ateis per Jėzų Kristų. Jeigu tu nuolatos pasiliksi jame, jeigu tu nuolatos sieksi jo, jeigu tu pasiliksi Dievo baimę, jeigu tu bijosi padaryti tai, kas jam nepatinka, tai ateis į tavo gyvenimą. Kai mes vakar kalbėjom su Daiva, Jėzus sako, visų pirma, ieškokite Dievo karalystę, Dievo valdymo, kitaip sakant, kad dangus galėtų valdyti tavo gyvenimą. Ne tu pats, o čia man reikia to, kaip man čia dabar, man reikia truputį antrą darbą, kitaip nieko čia nebus. Trečią darbą, nežinau, naktimis reikia eiti dirbti. Darbų pilna dabar, kodėl neįt dabar nedirbti? Bet sako, visų pirma, ieškokite Dievo karalystę, dangaus valdymo ieškokite, kad dangus galėtų, dangui leiskite reguliuoti jūsų gyvenimą, paveskite Dievui savo rūpesčius, jisai rūpinsis jumis, bet jeigu tu pats rūpinisi savo gyvenimu, kaip jisai gali, tu jam neduodi to, tu atimi iš jo tai. Kaip Kastytis sako, angelai be darbo sėdi, jie laukia, pakol jiem duos darbo, pakol mano tauta jį ten rūpinasi, ant 10 darbų dirba naktinys. Ir kai mes vakar skaitėm su Daiva, kad Jeruzalės sienos tuo laiku sugriautos, vartai sudeginti, o žmonės rūpinasi savo reikalais. Jie ten paskendė kažkur tai, nes Amonitas Nahašas atėjo ir suviliojo juos. Jisai išdūrė jiems akis, kad jie nematytų, tikros pagalbos nematytų. Todėl mes ne vakar, o kada čia žiūrėjom tokį video, ten viena sesuo iš Rusijos liudė. Jėzus jai pasirodė, atėjo išgydė, jai buvo, pasakė, kad numirs, bet Jėzus atėjo pas ją į palatą ir pasirodė, sako, tokia šviesa apšvietė palatą, kad, sako, tokios nebūna žemės, sako, nes negalėjau žiūrėti. Ir Jėzus kurį laiką kalbės su ja ir sako, šiandien mano tauta paleistuvauja. Sako, kaip paleistuvauja?
jinai žiūri televizorių, jinai laidas, filmus, ten visokius geiduliai ten iš to televizoriaus sklinda, geiduliai ten kompiuteriai, jie ten visokių kompiuteriniai žaidimai, tenai visokiausių šlykštybių, sako, mano tauta paleistuvavo, jie ten stabų susistatę, jie ten turi laidų, laidos, jie, pauč, mano laida, aš negaliu dabar eiti bažnyčią, laida mano bus. Filmas mano, serialas, ten dar ten kažkas. Ten geiduliai sklinda, visokie paviduliavimo dvasios, ten kokios nori. Iš tenai iš televizorius kaip skverbėsi į tave. Šitonas paleidė, tas amonitas Nahašas, jisai ateina va taip, per tos visus dalykus. Ir tai Jėzus kalbėjo. Ir taip, ir visais kitaip. Sako, mano tauta paleistuvauja, jinai paliko mane. Todėl kai tai prisimeni, tai galvoja apie tą seserį iš Kolumbijos, kuri buvo taip pat ir į pragarą nuvesta. Ten Jėzus įrodė. Ten dega žmonės ir kankinas. Baisukas ten darosi. Ten kaip jinai sako, tokios kaip bangos užeina ir nuneša žmonės. Ugnies bangos. Ugnies. Kažkas tai kalbėsi ten su jie. Jis sako, banga tokia, ugnies užėjo ir nunešė. Ir dar plius prie tų visų degančių, svilinančių bangų kažkokios gyvatės kankina žmonės. Baisu, aš tau sakau. Kodėl? Todėl, kad mano tauta paliko, sako mane. Jinai paleistuvauja su tais stabų prisistatė, visokiausių. Jinai paliko mane, sako Dievas. Bet šiandien yra kitas laikas. Šiandien laikas yra sugrįžti pas Viešpatį. Šiandien mes esame žemėje. Ir sako, raginkite vieni kitus. Kol dar yra sakoma šiandien, kol neatėjo ta valanda, raginkime vieni kitus. Ir dar atsimelskime pakartoto įstatymų 6 skyrių. Paskaitysim. Dėl jo aš jums sakau, saugokit save, saugokit savo gyvenimą. Neduota mums nebus daugiau jokių kitų gyvenimų, jokių kitų šansų. Mes turim vieną gyvenimą, išsaugokim tą gyvenimą. Aš vieną kartą mačiau kažkada filmą senai. Ten susirinko 2 kariuomenės. Viena kariuomenė ir kita, viena gerai ginkluota. Kita valstiečiai su pagaliais ir visokiais ten. Kai kurie su kardais ten. Žodžiu, prastai apsirengę. Ir tie valstiečiai, kai pamatė tą kariuomenę, jie pradėjo skirstytis. Bet atjojant žirgo šitų valstiečių, tos kariuomenės valstiečių vadą. Ir jisai tokią kalbą skėlė, kad visi, kurie išeidinėjo, jie sugrįžo atgal. Ir kai jie paklausė tos kalbos, aš jums pasakysiu, apie ką jisai kalbėjo. Jisai kalbėjo ten daug apie ką, bet jis pasakė pabaigoje. Sako, gerai, sako, jūs galite dabar išeiti iš mūšio lauko, pabėgti ir jūs liksite gyvi. Taip, sako, jūs liksite gyvi. Bet šitie ateis į jūsų kaimą, ateis į jūsų namus, jie išprivartaus jūsų žmonas, jie pasiims jūsų gyvulius, jie sužlugdys jūsų gyvenimą. Suprantate, taip, jūs dabar išeisite, jūs galite, išliksite gyvi. Ir sako, jūs gyvenimo pabaigoje, kai jūs gulėsite mirties patale, kai jūs prisiminsite šitą dieną, kai jūs stovėjate prieš šitą kariuomenę, ar jūs net nepagalvosite taip, geriau aš būčiau ėjęs ir žuvęs šitoj kovoj, negu paskui šitie atėjo ir visą gyvenimą įspaudė, engė.
Ir ta kariuomenė valstiečių, jie su šauksmais puolė tuos. Ir tie ten tiesiog stebės iš pradžių, kas čia vyksta. Ką tie valstiečiai su pagaliais kažkokiais, kai kurie su ginklais. Ką jie čia daro, jie čia bėga kariauti, jie nestebėsi, kad jie bėga kariauti. Bet tie valstiečiai sumušė tuos, visą tą kariuomenę. Ir maža to, jie ne tik sumušė tą kariuomenę, jie prie jų prisijungė, kadangi jie nugalėjo, prisijungė dar labai daug žmonių. Ir jie dar laimėjo prieš tuos. Ir dar ir iš savo šalies, ir tas vadovaujantis jų sako, dabar mano tikslas yra sumušti priešus, ne mūsų teritorijai, bet priešų teritorijai. Taigi, aš čia nukrypau biškelį, bet mes šiandien kaip ir esame priešo teritorijoje, pastoviai, nuolatos. Mes tam konflikte, pastoviai dvasiniai kovoja, tai jaučiame, kai mes bendravome su kitais netikinčiais žmonėmis. Tai kai mes matome, kas vyksta pasaulyje, kaip jie reaguoja, netikinti žmonės į visus įvykius, mes matome, kad tai prieštarauja Dievo žodžiui. Mes matome, kad į Europą įslenka ten visokios dvasios, ten homoseksualistai, ten nori tvirtinti, ar jie ten jau tvirtina, aš jau nežinau, bet žodžiu, ten visokiausių blogybių ateina ir ką? Kad jie ateina, tai dar to nesibaigia, bet tai ir įtvirtina žmonės, kurie sėdi valdžioje visus tos blogus dalykus. Taip, ir aš norėjau dar paskaityti pakartotą įstatymą 6 nuo 20 eilutės. Kai tavo sūnus ateityje klaus, ką reiškia viešpaties mūsų Dievo duoti paliepimą, įstatymą ir įsakymą, jam atsakyk. Buvome Egipte, faraono vergai, viešpats mūsų išvedė iš Egipto galingą ranką. Jis darė Egipte mūsų akyse didelius ir baisius ženklus, bei stebuklus prieš faraoną ir visus jo namus. Jis mūsų iš ten išvedė, kad nuvestų į kraštą, kurį pažadėjo mūsų tėvams. Viešpats mums sakė, vykdyti šitos įstatymus ir bijoti viešpaties mūsų Dievo, kad mums visuomet gerai sektųsi ir kad jis saugotų mūsų gyvybę, kaip tai yra šiandien. Tai bus mūsų teisumas, jei laikysime ir vykdysime visus šitos įsakymus viešpaties savo Dievo akivaizdoje, kaip jis mums sakė. Taigi matome, kad čia tą patį rašo. Sako, jeigu mes bijosime viešpatį, mums gerai seksis ir jis saugos mūsų gyvybę. Taigi aš jums sakau, saugokit savo gyvenimų. Kitų gyvenimų nebus duota. Ir tenai pragare, kai ta sesuo iš Kolumbijos su Jėzum vaikščiojo ir tas žmogus degantis pragare, jisai prašė, sako, Jėzau, išlaisvink mane, aš jau negaliu čia pasilikti. Čia mane degina ir tie kankinimai nesibaigia. Ir Jėzus jam pasakė vieną dalyką. Sako, tau jau nebus duota daugiau šansų. Tai yra baisu. Tai yra baisu. Todėl saugokit čia savo gyvenimus. Saugokit šventume. Saugokitės padaryti tai, kas nepatinka Dievui. Saugokitės. Nes Jėzus tenai vedžioja tą seserį iš Kolumbijos po pragarą ir pasakė, kai tu ateisi į žemę, pasakyk žmonėm vieną dalyką, kad jie paklūstų mano balsui. Kad jie nepaklūstų mano balsui, bet kad Dievo balsui paklūstų. Aš jums skaitau tai iš Dievo žodžio. Kaip tu paklūsi Dievo balsui? Tu paklūsi Dievo žodžiui, kas parašytas čia. Todėl, kad tai, ką Kastytis sako, ir aš jums kartuoju, kad tai, kad Dievas sako šitam žodį, jisai tą ir turi omeny.
Jisai nieko kito neturi omeny. Tai, kaip čia parašyta, taip ir yra. Hallelujah. Ir visa tai parašyta, kad mus išlaikyti gyvus, kad mes nueitume visą šitą distanciją iki pabaigos, kaip nugalėtojai, kaip tie, kurie saugo savo indus, kurie saugo savo indus šventume, kurie bijosi Viešpaties, kad jiem patiem gerai sektųsi. Dar kartą paskaitysiu. Viešpats mums sakė vykdyti 24 eilutę. Šitos įstatymus ir bijoti Viešpatės mūsų Dievo, kad mums visuomet gerai sektųsi. Klausyk, čia jis nepasakė, jeigu tu bijosi Viešpatės, tau pasiseks vieną kartą. Sako, kai tu bijosi Viešpatės, tau nuolatos seksis. Palaimintas tavo gyvenimas, tu sėkmė lydės tave, kaip šitam pačiam pakartotam įstatyme 28 skyriuje parašyta, kad tie palaiminimai pavys tave, jie patys pavys tave. Todėl lygiai taip pat, kaip Jėzus sako, visų pirma ieškokite dangaus valdymo, leiskite dangui valdyti jūsų gyvenimus. Leiskite dangui įsikišti jūsų gyvenimu ir tada visa kita bus nukreipta jūsų gyvenimu. Kas visa kita? Tai apie ką jūs galvojat, kad jums labai reikia. Tai apie ką jūs pastoviai dėl ko jūs triūsite. Kas jums labai brangu. Visa tai ateis jūsų gyvenimą kaip priedas prie to, ką jūs darote dėl Dievo. Visą pirma ieškokite dangaus valdymo, visa kita bus nukreipta. Visa tai, ko tu nori, visa tai bus nukreipta į tavo gyvenimą. Visus tavo svajonės išsipildys. Taip yra Kastytis pastorius mūsų įrodymas. Jisai sako, aš turėjau daug visokius svajonių. Ir sako, visos jos išsipildė. Jisai sako, aš norėjau kažkada tai, kad būtų sulčių spaustuvė prie mano namų, nes jis labai mėgsta sulčių. Ir sako, po kurio laiko, kai aš apsigyvenau, atsirado tenai prie jo namų, dabar yra krautuvėlė tokia, kuri tau prie akių išspaudžia sulčių. Jisai ten svajoja apie mašiną, šitą Lexusą, jisai kalbėdavo apie ją. Ir jinai yra, prieš tai jisai dar ten turėjo svajonės ir tos svajonės susipildė. Jisai kalba nuolatos apie tos dalykus, kad mes iš to suprastume, kad Dievas ne veltui aušina burną ir ne veltui jisai kalba. Jisai tai, kad čia surašė šitoj knygoje, jisai tai ir išpildė. Sako, visų pirma, ieškokite dangaus valdymo, paveskite dangui, leiskite Dievui tvarkyti jūsų gyvenimą. Leiskite Dievui tvarkyti, ne patys tvarkyti. Ne savo supratimai, ieškokite Dievo, ieškokite Jo vedimo. O visa kita bus nukreipta jūsų gyvenimą. Darykite, dirbkite ne dėl pražūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Darykite, statykite Dievo namus, padėkite viskuo, ko galite bažnyčiai. Taip, aš visą tai suprantu. Darykite dėl Dievo. Dirbkite, užsidekite. Daryti Dievo darbą, kaip mes vakar skaitėme su Daiva, kaip tenai Nehemijo knygą 2 skyrių. Kaip atsirado vienas žmogus, Dievas suranda žmonių. Nors ten jų daugybė buvo, bet Dievas vieną suranda visą laiką. Per kurį galėtų naudoti, kuris sako, aš negaliu gyventi, aš negaliu tarnauti, aš negaliu tenai kažką daryti, pakol aš žinau, kad Viešpaties namai sugriauti, sienos sugriautos, vartai sudeginti. Sako, ir pamatė karalius ir sakė, kodėl tu toks liūdnas, kas tau atsitiko? Ir jis pasakė, kas atsitiko, ir karalius leido jam išvažiuoti ir atstatyti visą tai. Ir suprantate, Dievui šiandien reikalingi žmonės, kurie mato tai,
kurie mato tą regėjimą, mato tą vaizdą. Dievo namai yra sugriuvę, jie griuvėsiuose. Mes visi čia pašaukti atstatyti, ne aš vienas, ne pastorius kastyti. Visus čia Dievas pašaukė atstatyti Dievo namų. Dievo namai tai bažnyčia, Dievo bažnyčia, apie kurią Jėzus sako, štai aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai, jos nenugalės. Kaip tu gali padėti statyti bažnyčią? Ieškok Dievo. Melskis, tikrai prisipildyk šventąją dvasią, taip tu tikrai daug ko padėsi ir Dievas nukreips tave. Dievas duos tau, įdėsi tave kažkokius troškimus, tu būsi Dievo vedamas. Va tokių Dievo reikia žmonių, kurie girdėtų jo balsą, kurie pasiduotų jam, paklūsnus Dievui žmonės, paklūsnus indai. Ne tie, kurie, čia aš turiu savo užsiėmimų, dabar čia, daržai čia rudenį buvo. Kaip aš buvau anksčiau mėgėjęs žvejoti, aš galiu pasakyti tiem, kurie žvejoti. Aš pastoju visas dienas galėdavau sėdėti su meške, bet tu gali pasakyti, čia ką man čia, dabar kaip tik žuvis kimba, ar ten filmas prasidėjo geras, ar taip toliau. Visokiausių ten dalykų gali prisigalvoti. Bet Dievui reikalingi žmonės, kurie gautų tos troškimus iš Dievo ir pavestų Dievui save, kurie ieškotų Dievo. Visų pirma, ką mums reikia ieškoti Dievo. Nes kaip kažkada tai Benihinas, senai jau klausiausi, sako, jeigu tu neieškosi Dievo ir nesurasi, tu anksčiau ir vėliau kaip šakelė bus nukirsta ir nuvysi, kaip žolė nupjauta, kuri nupjauna ją, bet jinai dar kurį laiką žolė pasilieka, bet po kažkiek laiko vėl dėl to be gyvybės ženklų. Bet Dievo reikalingi gyvi žmonės. Todėl šiandien saugok savo gyvenimą šventume ir ieškok Dievo. Tai bus tavo didelis ramstis bažnyčiai. Ir Dievas pagerbs tavo tą pasirinkimą. Pasišventimą pagerbs tavo. Ir tie amonitai Nahašai, jie negalės ateiti į tavo gyvenimą. Jie negalės praeiti pro tos sieną. Nes viešpats Dievas apsups tave savo sieną ir niekas nepraeis tenai. Dievo apsauga bus tavo gyvenime. Ir Dievas gerėsis tavim, nes Dievas pašaukė tave ir Jisai tikisi iš mūsų visų, kad mes užsidegsime dėl jo darbo, dėl to, kad vartai sudeginti, kad visą apleista. Mes čia pašaukti pakelti visą tą reikalą. Bet visų pirma, ne čia bažnyčioje, bet savo namuose, savo slaptoje, kambarėliuose, savo namuose mes turime surasti Dievą. Ieškokite Dievo, aš jums sakau. Kitaip jūs būsite tušti ir jūsų kalbos ir taip toliau, ir taip toliau. Ieškokite Dievo, pakol nesurasite. Neatstokite nuo jo, pakol jis neatstatys jūsų. Pakol jis neatstatys jūsų, nepakels jūsų. Ieškokite Dievo nuolatos. Nes tai bus, Jisai pripildys jūs savo gyvenimu. Jūs patirsite to, ko niekada neturėjote anksčiau. Melskite. Tikrai malda yra tai, per ką jūs įeinate į visus tuos reikalus. Be maldos kažkaip tai nieko ten nebus. Melskitės tikrai, prašykite Dievo, kad Jis jūs vestų. Ir nuostabi Dievo pagalba lydės jūs. Tikrai. Galbūt ne iš karto. Kai mes girdėjome pamokslą Kastyčio ketvirtadienį, kad sako, daug Dievo pažadų yra išsakyti. Ir Dievas veikia per savo pažadus. Bet kai kurie jo pažadai išsipildo iš karto.
Kai kurie pažadai išsipildo po trumpo laiko, o kai kurie pažadai dar neišsipildė, nors Dievas jau išsakė kažkada, tai prieš kažkiek tūkstančių metų. Ir jie dar tai kažkada išsipildė. Todėl, jeigu tavo gyvenime kažko tai dar nėra, kantriai lauk Dievo. Kantriai lauk Dievo. Dievas yra ištikimas. Jisai nepaves tavęs. Kad jūs ir jūsų vaikai ir vaikaičiai per visas dienas bijotumėte viešpatį savo Dievo ir laikytumėte visų jo paliepimų bei įsakymų, kuriuos jums skelbiu, ir ilgai gyventumėte. Klausyk ir rūpestingai vykdyk, ką viešpatį sako. Tuomet tau gerai seksis ir tu labai išsiplėsi, kaip viešpats tavo tėvų Dievas pažadėjo tau, pienu ir medu plūstančioje šalyje. Taigi matome, kad jeigu mes saugome save savo gyvenimu, darome tai, kas patinka viešpačiui, mums ateina klestėjimas, sėkmė ateina mūsų gyvenimui. Ir Dievas neišsirinko mūsų pražūsiai, Dievas išsirinko mūsų klestėjimui, džiaugsmui, sėkmę išsirinko, pergaliai. Bet mes, jeigu mes atidarome tiem amonitam Nachašam durys, viskas griūna. Tai, ką mes kažkur tai statėme kažkiek laiko, vėl sugriūna. Neleiskime nuodėmę ateiti, užsikietinti mūsų širdį, neleiskime. Bijokime Dievo per visą savo dieną. Tai bus gyvenimas, tai bus mūsų dienų ilgumas. Halleluja. Ir atstatymas mūsų kūnam visiems. Pripildymas jėgų naujų. Mes kaip ereliai pakilsime. Būtent Dievas to ir nori. Jisai nori, kad jūs išgirstumėt, ką aš jau dabar šneku. Jisai nori nuolatos, jisai kalba tos dalykus nuolatos ir nuolatos ir nuolatos. Kartoja ir kartoja ir kartoja. Ir nežinau, kiek kartų reikia pakartoti, pakol žmogus išgirsta tai. Pakol tai supranta, aišku, girdėt mes visi girdime, bet ar suprantame? Supraskit, kad kai jūs klausysit Dievo, kai jūs bijosit Jo, jum ateis sėkmė jūsų gyvenimą. Dievas palaimins jūs, Dievas apsaugos jūs nuo visų blogybių gyvenime. Halleluja, ar jūs suprantat? Halleluja. Ir štai, kam Dievas mūsų išrinko, Jisai sako, štai kam Jisai mūsų išrinko. Jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų. Suprantate, štai kam Jisai tai nori padaryti iš mūsų. Jisai nori padaryti tokį skirtumą, kad tai tiesiog, kad kaip tamso įžiebė degtuką, iš karto matosi tą švieselį. Kad tai skirtųsi taip akivaizdžiai nuo to, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta netikinčių žmonių gyvenime. Dievo planas yra toks, Jisai nori mus taip stipriai išlieti ant mūsų savo palaiminimų. Bet ar mes leidžiame jam? Ar mes laukiame to? Ar mes norime to? Gal mes norime iš tikrųjų širdyje, bet mes uždarome kitas duris, per kurias tas palaiminimas ateina ir leidžiame šėtonui griauti, tada tas palaiminimas, kuris ateina, jisai kaip nedaeina iki mūsų. Ir toliau skaitykime. Taip pat čia pakartoto įstatymus, 7 skyrius, 14, čia dar taip pat. Jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų ir nebus nevaisingų tarp jūsų ir tarp jūsų galvijų. Viešpats pašalins visas tavo negalės ir neužleis baisių Egipto ligų, kurias matei. Tu supranti?
Dievas taip nori visokiojopai mus palaiminti. Jisai išsirinko mus tam, kad mes būtume palaiminti, kad mes būtume taip pasisotinę gyvenimu. Dievas vakar mums išsirinko. Tam jisai mūsų kūrė kiekvieną žmogų, kad tas žmogus džiaugtųsi savo gyvenimą. O ne kad jisai liūdėtų, kaip yra žemėj, kaip mes buvome mokomi tenai. Visokių blogybių, kurios atneša mums skausmą galiausiai. Pažiūrėkite apie tos visus dalykus, kurie pasaulyje užeini į parduotuvę, ten spindi gražiausios bonkės, spalvingos etiketės, gražiausiai užrašai. Bet galiausiai įgelia kaip gyvatė ir griauna tavo gyvenimą. Bet Dievas ne tam, ne alkoholį pasirinko mus, ne paleistuvystei, ne narkomanijai mus išsirinko, ne žiūrėti kažkokias bedieviškas laidas, serialus, kažkokiuose tai čatuose būti internete, kurie ten, kur būna bendrauja, nežinai su kuo. Kaip ten pasakoja žmonės, kad šėtonas tiesiog kalba per ten kitam gale internetu. Ir čia dar kitą paskaitysiu, čia super, kam Dievas mūsų išrinko? Jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų. Viešpats pašalins visas tavo negalias ir neužleis baisių Egipto ligų, kurias matei, ir jas siūs tiems, kurie tavęs net nekenčia. Neįsinešk į savo namus jokio pasibjaurėjimo, kad nebūtum prakeikta, kaip jis. Bjaurėkis juo ir šalinkis nuo jo, nes tai prakeikta, aš jums sakau, saugokitės, kad nepadaryti to, kas nepatinka Dievui. Neįsineškite taip pat ir visokių bjaurysčių. Apie tai aš nekalbėsiu dabar, nes tai irgi galima išsiplėsti, bet prasmė yra ta, kad Dievas mums išsirinko, kad padaryti labiausiai palaimintas iš visų tautų, ne iš Lietuvos tautoj, kad padaryti čia kažkokia tai grupelė žmonių ypatingus, bet kad mes būtume išskirti iš viso pasaulio tautų, kad visi išgirdę apie tai, kas čia vyksta Jonavoje, jie tenai skelbtų Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, per satelitus rodytų. Pažiūrėkit, ką šita sesuo padarė. Jinai tik nesenai tikėjo, jinai uždėjo rankas ir numiręs prisikėlė. Pažiūrėkit į jos gyvenimą, kas atėjo. Jinai laukia pinigų, bet į jos gyvenimą atėjo tie pinigai ir dar daugiau. Taip Dievas laimina šitą tautą, šitą mažą miestelį. Aš apie Jonavą. Bet tai iš tikrųjų, tai labai realu. Dievas gali taip pakeisti šitą vieną miestelį, mažą miestelį Jonava, kurį tik dulkė visatoj. Kad iš visų šalių čia gali važiuoti žmonės pasižiūrėti tik tai, ką Dievas čia daro. Ir būtent Dievas tam ir išsirinko tave, kad kažką tokį padaryti stebuklingo, kad to, ko nebuvo kažkur tai kitur. Jisai niekada, jis elgėsi Dievas taip, jisai niekada nedaro taip pat. Jisai niekada nedaro taisyklių, nors jis pažadėjo ten, pavyzdžiui, kad Jėzus žaizdomis jūs buvote išgydyti, taip? Bet jis niekada negydo vienokių metų. Jisai kiekvieną žmogų kitaip išgydo. Ir apie palaiminimus finansinius, pavyzdžiui. Irgi yra daugybė pažadų. Sako, pavyzdžiui, vienas iš jų sako, jis patenkins kiekvieną tavo poreikį iš jo šlovės turtų. Tai irgi yra apie finansinį dalyką. Ir jeigu pakalbėsime apie žmonės,
Jeigu prisiminsi savo istoriją žmonės, kuriuos Dievas laimino finansiškai, ten buvo visi palaiminimai skirtingai atėjo, nei vienas iš jų neatėjo taip pat. Visi skirtingai. Todėl, kad Dievas nori parodyti, koks jisai yra galingas. Net tų konkorėžių ant medžio. Tu nesurasi dviejų tokių vaidelių pačių. Jie visi skiriasi. Akmenys ant žemės. Visur skiriasi žuvis, nors ir tos pačios rūšies, bet jos tikrai skirtumų ten yra. Ir nes Dievas jisai toks, jisai gali. Ir kaip žmogus nesako, aš nežėsiu. Ir žodžiu, nu gerai, aš žinau namo ir atidarau tą voką. Ir tą žmogų aš niekada nemačiau. Pirmą kartą prisėdau. Ir aš atidarau tą voką, ten pinigų ir tiek pinigų, kad aš tiesiog nukritau. Aš jums sakau, Dievas duoda iš dangaus. Net tu nežinai kaip, mes skaitam tą vietą, kad mes nežinome dvasios judėjimo, mes nežinome kūdikio kaulo augimo ištisą ir mes nežinome, kaip Dievas padarys savo darbus, bet Jis duos, palaimins tave finansiškai, Jisai išspręs visas tavo problemas, jeigu tu saugosi savo gyvenimą, sėkmė ateis į tavo gyvenimą, tokie sėkmės, apie kurią tu anksčiau svajojai tik tai. Taip Dievas veikia, kad tu nežinai, kaip Jisai padarys, bet Jis veikia galingai, jo ranka yra ištiestai. Klausyk, jo žvilgsnėje mes esame pastoviai, Jisai niekada nepameta mūsų iš savo žvilgsnio. Kur tu bebūtum, tu nepasislėpsi nuo jo. Jisai mato nuolatos tave ir tu negalvo, kad ten darydavas blogą, tu tenai kažkur tai tavęs senai iš bažnyčios niekas nemato ir nepamatys tave. Dievas tave mato visur ir tu nuo jo nepabėgsi niekada. Ir atlygis ateina kaip už gerus darbus, taip ir už blogus. Ir klausyk, finansinis aprūpinimas tikrai yra Dievas iš dangaus. Iš dangaus pinigai krenta, aš tau prisiekiu, tikrai krenta. Ir šiandien nuspręs tikėti Dievu, pasitikėti juo, saugok savo gyvenimą šventume, padaryti kažką blogo, kas Dievo nepatinka. Ir šiandien pradėk svajoti apie tai, ką anksčiau nedrįsdavai svajoti. Prisivik Viešpatį nuolatos, kad Jis veikia tavo gyvenimą. Ir Jisai yra tam, kad išpildytų tavo svajonę. Ir Jisai tai ir daro. Jisai nori padaryti kažką tai didingą, kad tu nuolatos stebėtums. Kai Jėzus buvo žemėje, Jisai darydavo savo darbus. Ir tenai žmonės stebėdavosi, sakydavo, o, to dar mes nematėme. Bet Jėzus sako, tu stebėsi to. Klausyk, aš tau sakau, tu matai tą, tu pamatysi dar didesnių dalykų. Todėl aš tau sakau, svajokime šiandien, svajokime ir tikėkime, kad Dievas yra tas, kuris vykdo mūsų svajonę. Ne tai, kas mums yra, atrodo neįtikėtina, bet Dievas tai padarys. Dievas tai padarys, tik tai likime ištikimi jam. Saugokime save. Ir Dievas tai padarys, Dievas įvykdys. Haleliuja. Ir pasimelskim. Dieve, dėkojame tau, Jėzaus Kristaus vardu. Haleliuja, kad tu išsirinkai mus, kad tu pašaukei mus, kad mes suprastume tos dvasinius dalykus, dvasinius įvykius, tai, kad vyksta, dvasioje vyksta tikrai. Nors mes to nematome, bet tai vyksta. Visokie amonitai, anachašai ateina mūsų gyvenimą ir stengiasi pavogti, nusiaukti, įsiskverbti į mūsų gyvenimą, pakenkti jiem. Bet mes žvelgiame į tave, nes tu esi galingas Dievas. Tu pašaukei mūsų palaiminimu ir kad mes būtume palaiminti ir palaiminimu būti kitiems. Dieve, tu pašaukei mus būti labiausiai palaimintais iš visų.
bet kad mes saugotume savo gyvenimo šventume ir bijotume tavęs, vykdytume tavo įstatymus, kuriuos tu surašei šitoj knygoje, Dieve. Halleluja, kad mes ieškotume tavęs, kad mes lauktume tavęs, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja, kad mes suprastume, kad tai, kas ateina iš tavęs, kad tavo buvimas, tavo prisilietimas mūsų gyvenime, tai yra viskas, ko mums reikia, Dieve. Tu siunti į mūsų gyvenimus lietų vėlyvą ir ankstyvą, tu palaimini mus finansiškai, Dieve, finansinis aprūpinimas tegul ateina bažnyčiai, Jėzaus Kristaus vardu, Jėzaus galingų vardu, tegul finansinis aprūpinimas ateina Jėzaus Kristaus vardu. Ir šėtonai visi, jie negali sulaikyti, nes mes draudžiame Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja, mes saugome savo indų šventume ir Viešpačiui leidžiame galingai veikti mūsų gyvenimus, kad jis darytų ženklus ir stebuklus, galingus ženklus ir stebuklus. Jėzus Kristaus vardu. Halleluja, Dieve, mes meldžiame, kad tu tiesiog dabar nužengtum į šitą vietą galingai. Dieve, mes meldžiame tavo ugnies. Tegul nužengia į šitą vietą ugnis. Tegul nužengia ugnis, Dieve. Jėzaus vardu, tegul ugnis nužengia į šitą. Mes įsakome ugnį ateiti į šitą vietą. Ugnis tegul ateina. Tegul sudegina tamsą mūsų gyvenime. Jėzaus Kristaus vardu. Ugnis tegul ateina. Šventosios dvasios ugnis ateiti į šitą vietą. Jėzaus Kristaus. Tegul būna sudeginta bet kokia tamsa. Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. Tegul tamsa pasitraukia iš bažnyčios. Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. Eik lauk tamsą. Eik lauk šėtonę. Mes priešinamės tau. Jėzaus Kristaus vardu. Pasitrauk nuo bažnyčios. Jėzaus Kristaus vardu. Pasitrauk lauk. Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. O, Dievų, blistėtų, tvortai įstristi. O, Dievų, blistėtų, tvortai įstristi. Halleluja. Ir aš noriu jūs pakilti visi. Pradėkim dabar išlaisvinti savo gyvenimą. Kalbėkite tai. Sakykite, aš išlaisvinu savo gyvenimą. Aš išlaisvinu savo gyvenimą. Jūs šėtonė pasitrauk nuo manęs. Pasitrauk nuo mano gyvenimą. Priešinkis šėtonui tiesiog dabar. Jėzaus Kristaus vardu. Šėtonai, mes išstojame prieš tave. Tu nieko neturi mūsų gyvenime. Tu neturi teisę mūsų gyvenime. Jėzaus Kristaus vardu. Mes nuplauti avinėlio krauju. Aš skelbiu avinėlio kraują ant bažnyčios. Skelbiu nuodėmę atleidimą visiems. Halleluja, tegul nuodėmės būna nuplautos Jėzaus krauju. Halleluja, šėtonė pasitrauk lauk iš mūsų. Išlaisvink save, išlaisvink save, sakyk, išlaisvinu save, aš išlaisvinu save, šėtonė, aš išlaisvinu ir tu neturi teisės, mano gyvenime, tu neturi teisės, Jėzaus Kristaus vardu, aš pašauktas laisvei, kalbėk tai, kalbėk Jėzaus Kristaus vardu, halleluja. Aš išlaisvinu save, aš išlaisvinu save, kalbėk pats, nes niekas už tave nepasakys, niekas už tave nepasipriešins šėtonui, tu turi pats išstoti prieš šėtoną, priešinkitės šėtonui ir jisai bėgs nuo jūsų, priešinkitės šėtonui, ugnis tegul ateina į šitą vietą. Ugnis tegul ateina į šitą vietą. Jėzaus Kristaus vardu. Ugnis tegul ateina. Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. O, Dieve, mes išlaisvinam save. Mes išlaisvinam bažnyčią. Šėtonai, Jėzaus Kristaus vardu. Mes sakom laisvę bažnyčią. Mes sakom laisvę šėtonai nuo tavęs.
Jėzaus vardu. Mes išsilaisviname, mes praeiname Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja, mes skelbiame laisvę savo gyvenime. Mes skelbiame, kalbėk sėkmę. Mes sakom sėkmę. Aš sakau sėkmę. Mano gyvenimas sėkmingas. Mano gyvenimas sėkmingas. Sėkmė lydi mane. Kalbėk tai. Kalbėk tai. Jėzaus Kristaus vardu. Sėkmė lydi mane. Sėkmė mane. Halleluja. Palaiminimai pasiveja mane. Aš sėkmės vaikai. Aš sėkmė. Aš sukurtas sėkmė. Jėzaus Kristaus vardu. Aš sukurtas pasisekimo. Sėkmė lydi mane. Halleluja. Halleluja. O, teatrų Halleluja. O, teatrų Halleluja. Laisvė. Laisvė, kad Jėzus kraujas. Laisvė, skelbiu laisvę šitoj vietoj. Laisvė nuo tamsos. Laisvė nuo tamsos. Jėzaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Išlaisvinimas bažnyčiai. Skelbiu išlaisvinimą. Skelbiu Dievo valią. Išlaisvinimas bažnyčiai. Išlaisvinimas. Halleluja. Visos dvasios, kurios ateina vogti, žudyti ir naikinti. Aš sakau, išeiti lauk tiesiog dabar. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Laisvė bažnyčia. Halleluja. Ugnis dega šitoj vietoj. Ugnis dega šitoj vietoj. Kalbėk išlaisvinimą savo gyvenimą. Sakyk išlaisvinimą. Halleluja. Kas tave slegia? Kalbėk, sakyk, aš išlaisvintas nuo to. Aš išlaisvinu save. Aš tave išlaisvinu. Jėzaus Kristaus vardu. Aš išlaisvinu save nuo poreikių. Aš išlaisvinu save nuo finansinių poreikių. Aš išlaisvinu savo finansus. Aš išlaisvinu savo finansus. Finansai ateina į mano gyvenimą. Kalbėk, tu turis pasakyti. Niekas nevyks, kol tu nesakysi. Jėzaus vardu. Sakyk, aš išlaisvinu finansus. Finansai ateina į mano gyvenimą. Jėzaus vardu. Aš išlaisvinu sveikatą savo gyvenimą. Halleluja, sveikata ateina į mano gyvenimą. Nes Jėzaus žaizdomis aš buvau išgydyta. Sveikata ateina į mano gyvenimą. Visa, kas buvo mirę, dabar sveiksta. Aš išgydyta. Mano kūnas išgydytas. Aš sveikas. Sveikata ateina į mano kūną. Jėzaus vardu. Halleluja. Išgydymas ateina. Taip. Išgydymas, kalbėk. Išlaisvink save nuo ligų. Sakyk, aš išlaisvinu save nuo bet kokių ligų. Kas tave slegia? Išlaisvink save. Tu turi pasakyti. Tu turi atpalaiduoti žodžius. Kitaip tai nereikia. Jėzaus vardu. Išlaisvinimas ateina. Išlaisvinimas. Mes išlaisvinam save. Mes išlaisvinam save. Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja, mes išlaisvinam save nuo įpročių, nuo žalingų įpročių. Jėzaus vardu skelbiam laisvę. Sakom, demonai pasitraukit lauk. Jėzaus vardu. In Jesus name. Visos dvasios, kurios ateina vogti, žudyti ir naikinti. Siunčiam jūs mūsų gyvenimą. Sakom, lauk iš mūsų gyvenimą. Lauk iš mūsų gyvenimą. Lauk iš mūsų gyvenimą. Lauk iš mūsų gyvenimą. Jėzaus vardu. Halleluja. Halleluja. Amen. Aš išlaisvinu save, kalbėk. Aš išlaisvinu save iš rūpesčių, iš problemų. Ten moksluose gal kažkas yra. Kalbėk tai.
Aš išlaisvinu save. Kažkiek išlaisvinimas savo. Kažkiek Jėzus vardu. Išlaisvinimas. Mes išlaisvinam save. Mes išlaisvinam. Halleluja, bažnyčia. Bažnyčia yra laisva. Mes skelbiam laisvę bažnyčiai. Laisvę bažnyčiai. Mes skelbiam ugnį bažnyčiai. Jėzus vardu. Tegu ugnis degina. Ugnis degina. Tamsa išeina lauk. Tamsa išeina lauk. Jėzus vardu. Nečysės smėlė. Tamsa išeina lauk. Tamsa išeina lauk. Tamsai nėra vietos. Jėzus vardu. Jėzus Kristaus vardu. Jėzus Kristaus vardu. Halleluja. O, Dievų priskėtus, Bona teistrys. Halleluja, aš išlaisvinu save. Santykiai išlaisvinu. Mes išlaisvinam santykius su žmonėmis. Ten, kur buvo blogi santykiai, atsistato. Mes ten išlaisvinam. Santykiai atsistato. Santykiai atsistato. Jėzus vardu. Išlaisvinimas santykius. Mes išlaisvinam save. Santykiai atsistato. Jėzus Kristaus vardu. O, Dievų priskėtus, Lord teistrys. Lord teistrys. Halleluja. Taip mes skelbiam pergalę. Pergalę Jėzus vardu. Pergalę Jėzaus Kristaus vardu. Mes skelbiam pergalę. Mes pašaukti palaiminimų. Mes pašaukti sėkmę. Kalbėk tai. Aš pašauktas sėkmė. Aš pašauktas pergalė. Mano gyvenime viskas sekasi. Man sekasi. Kur aš einu, man sekasi. Kalbėk tai. Tu turi tai pasakyti. Kitaip taip neveiks. Halleluja. O, Dievų. Ten, kur aš einu, šėtonas pasitraukia lauk. Šėtonas pasitraukia lauk. Jėzus Kristaus vardu. Šėtonas surišta. Šėtonas pralaimėtojas. Mes turime valdžią. Didesnė valdžia. Negu visa jo jėga. Jėzus Kristaus vardu. Halleluja. O, Dievų priskėtus. O, taip, tas, kuris gyvena mumise, yra didesnis, kuris pasaulyje. Taip, šėtonė tu neišstovėsi. Mes atpalduojam gyvenimą į bažnyčią. Gyvenimas ateina. Iš žmonių gyvenimus. Iš žmonių gyvenimus ateina atsakymai. Tai, kad buvo neįmanoma, sakom, tai dabar įmanoma. Įmanoma Jėzus vardu. Viskas įmanoma tikinčia. Mes skelbiam tai, kas buvo uždaryta. Dabar atsidaro durys ir tu įeini. Jėzus Kristaus vardu. Ten, kur negalėjai eiti. Jėzus Kristaus vardu. Halleluja. Jėzus Kristaus vardu. Viskas įmanoma tikinčia. Halleluja. Dievas mus pašaukė daryti tai, kas neįmanoma. Tai, kas įmanoma, mes patys daro. Bet jis mus pašaukė daryti tai, kas neįmanoma. Halleluja. Dieve, mes meldžiamės. Halleluja. Mes dėkojame tau. Mes dėkojame tau už tavo ugnį. Už tavo ugnį. Ugnis šito vietos. Ugnis bažnyčioje. Degina tamsą. Ugnis degina tamsą. Tamsa jinai neišsilaikys šitą vietą. Tamsa jinai neišsilaikys šitą vietą. Tamsa pasmerkta pražūčiai. Tamsa traukiasi. Jėzus Kristaus vardu. Traukiasi šėtonas. Šėtonas traukiasi. Jėzus vardu. Halleluja, šviesa šviečia tamsoje. Šviesa šviečia tamsoje. Tamsa negali atsiprašyti. Halleluja.
Tiktai jam kartu šlovėti, atvyka galybė, valdžia, asana tai tučia, tiesa baharu, abelijo, usadaya čizia, asana Laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus dreba, jos nugalės, jau šito nenugalės. Laisvė tobula, laisvė Jėzus Kristus krauju, ateina laisvė tobula, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju. Laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju. Blogio jėgos dreba, jos nugalėtos jau. Dvasia ir kūnas išlaisvinti pilnai. Ateina laisvė tobula, laisvė Jėzus Kristus krauju. Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju, laisvė Jėzus Kristus krauju. Blogio jėgos dreba, jos nugalės jau, dvasia ir kūnas išlaisvinti pilnai. Ateina laisvė tobula, laisvė Jėzus Kristus krauju. Ateina laisvė tobula, laisvė Jėzus Kristus krauju. Gal kažkam tai reikalingas išlaisvinimas, taip kažkas. Nesakykit už ką liūdimas, taip. Jeigu kažkam tai reikalingas dėl kažko tai išlaisvinimas, taip. Niekam nereikia. Jėzus vardu, Jėzus vardu, Jėzus vardu, išlaisvinimas tavo, Jėzus Kristus vardu, tu šėtonė, kuris sukaustė, aš sakau, išeiti lauk, pasitrauk lauk šiais, Jėzus vardu, pasitrauk lauk, Jėzus vardu, tu neišstovėsi. Jėzus Kristus vardu, pasitrauk lauk, išlaisvinimas Jėzus vardu, skelbiu Dievo valią, išlaisvinimas Dievo valią, išlaisvinimas Jėzus Aš griaunu tavo planus, Jėzaus vardu, tavo įtaką griaunu, jos gyvenę sakau, išlaisvinimai,
Išlaisvinimas jie. Išlaisvinimas tavo. Jėzaus vardu. Nečiūsėsime. Šėtonė pasitrauk lauk nuo jo. Pasitrauk lauk nuo jo gyvenimo. Jėzus Kristaus vardu. Pasitrauk lauk nuo jo. Pasitrauk lauk. Skelbiu išlaisvinimą. Dievulė išlaisvinimą. Jėzus Kristaus vardu. Nečiūsėsime. Skelbiu išlaisvinimą. Tavo įtaka griūna, aš griaunu tai, kad tu ten suplanuoji, tai, kad tu darai, norėjai daryti Dievas gyvenime. Aš griaunu Jėzaus vardu, nečiūsėsime. Pasitrauk lauk nuo jo. Jėzus vardu. Laisvė Jėzus vardu. Laisvė bet kokiu pranešimu. Laisvė. Nuo bet kokios nuodėmės. Skelbiant per Jėzaus kraują. Tu ateini griauti, žudyti ir naikinti. Aš tau sakau, tu nesugriausi jo gyvenimo. Jėzaus vardu. Jo gyvenimas pašvęstas Jėzui Kristui. Jis davė jam didesnę valdžią už tavo. Jėzaus vardu. Sakau tau, pasitrauk lauk nuo jo gyvenimo. Aš sakau jam išlaisvinimas. Jėzaus vardu. Išlaisvinimas. Išlaisvinimas. Sakau, lauk šėtonė. Jėzus Kristus vardu. Pasitrauk šėtonė. Jėzus Kristus vardu. Tu nesugriausi jo gyvenimą. Tu nesugriausi. Mes turime didesnę valdžią už tavo. Tas, kuris gyvena manyje, didesnis už šėtonė. Tas, kuris gyvena daryje, didesnis už šėtonė. O jo vardu. Jėzaus vardu. Jis pasakė, jūs išvarnysite demonus. Pasitrauk lauk. Skelbiu Jėzaus kraujant ją pasveiks. Jėzaus kraujant jo minčių. Jėzaus kraujant jo Ir ją kelių. pasveiks. Jėzaus kraujas skelbiu išlaisvinimą. Pilnas išlaisvinimas. Išlaisvinimas. Taip. Jėzaus vardu. Išlaisvinimas. Jėzaus Kristaus vardu. Haleluja, tai Dievo valia. Priimk laisvę. Dievas už tai, kad mes būtume laisvi. Aš skelbiu tavo laisvę. Dievas siuntė savo dvasią, kad skelbti laisvę, kad išlaisvinimą be laisvę, kad išvesti belaisvius iš kalėjimo. Todėl laisvė tau. Tai yra Dievo valia. Šventosios dvasios jėga skelbiu laisvę. Jėzaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Laisvė Jėzaus vardu. Ateik, Dariau. Mūsų pakrytams. Jėzus Kristaus vardu. Tu galingas Dievas. Tu galingas, tu atėjai, kad išlaisvini. Tu atėjai, kad išlaisvini. Halleluja. Mes skelbiam laisvę. Mes skelbiam laisvę. Mes skelbiam jubiliejaus metus. Dabar jubiliejaus metai. Jubiliejaus metai. Atleidimo metai. Mes skelbiam laisvę Andriejui. Jėzaus Kristaus vardu. Gyvenimas tegul sugrįžta į jų. Gyvenimas tegul sugrįžta. Jėzaus vardu. Šėtonas pasitraukia lauk. Jie pančiai krenta. Jėzaus vardu. Ne Jesus name. Jėzaus vardu. Pančiai krenta. Jėzaus vardu. Pančiai krenta. Jėzaus Kristaus vardu. Aš daužiau pančius tavo šėtoną. Jėzaus Kristaus vardu. Tu neturi valdžios. Tu neturi jėgos jam. Jėzaus vardu. Halleluja. Viešpats išvedė iš Egipto, tam, kad jis būtų laisvas.
Jisai yra laisvas, nes mes jam skelbiame laisvę. Tai yra Dievo valia. Dievas paskelbė laisvę. Sakė, sulaukė 50 metų. Paskelbkite laisvę visiems vergams. Jie gali išeiti iš kalėjimų, iš savo vergystės, palikti vergystę. Todėl mes sakome, šiandien yra laisvės jubiliejaus metai Andrėjui. Laisvės diena Andrėjui. Jėzus vardu. Haleluja, išeik. Sako Dievas, išeik. Jėzaus vardu. Jisai pašaukė tave. Galinga jėga išvedė tave iš Egipto šalies, kad tu tenai nesugrįžtum. Jėzaus vardu. Neatsigręžk kaip Lotas. Neatsigręžk. Jėzaus vardu. Žiūrėk į mane, nes aš esu viešpats tavo Dievas. Haleluja. Haleluja. Jėzaus vardu. Amen. Taip darome. Gerai, Jėzaus vardu. Skelbim išlaisvinam brolį. Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus vardu. Laisvė ateina į jų gyvenimą. Skelbiam laisvę. Atleidimo metai, atleidimo diena prisartino. Jėzaus vardu. Štai ta diena. Štai ta diena. Laisvės diena. Viešpats atėjo, kad atstatyti tai, kas buvo sugriuvę. Dievas nori pakeisti tavo gyvenimą ir statyti. Todėl išties jam ranką. Štai jisai čia prie tavo durų ir beldžia. Atidaryk jam ir jisai užeis. Jisai užeis ir vakariniaus su tavimi ir tu su juo. Sako viešpats, Jėzus, haleluja, jisai išrinko tave. Haleluja. Štai jo diena, išlaisvinimo diena. Jisai nori, kad tu pakiltum. Jėzus Kristaus vardu. Haleluja, naujoji jėgoj. Todėl jisai nori tave pakeisti. Jisai nori daryti kažką tai tavo gyvenime. Jėzus Kristaus vardu. Haleluja, laisvė. Laisvė nuo televizorių. Šitone tu pasitrauk į lauk. Mes daužom tai, kad tu turėjai jo gyvenime. Haleluja. Nes Jėzus atėjo sugriauti velnio darbus. Ir mes griaunam visus darbus, kuriuos šitonas sumanė tavo gyvenime. Jėzus vardu. Mes griaunam tai, kas apsupo tave, apraizgė, mes griaunam tai. Tai sakom, kad tai neturi daugiau jėgos, neturi valdžios tau. Jėzaus Kristaus vardu. Haleluja. Nes viešpats yra tavo jėga ir pasitikėjimas. Haleluja, jisai veda tave. Jisai nori prisiliesti prie tavo gyvenimo. Dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau. Haleluja, pavesk savo rūpesčius viešpačiui. Haleluja, haleluja. Nes pats viešpats Jėzus ir yra tavo išlaisvinimas. Haleluja, bendrauk su juo, su viešpačiu Jėzu nuolatos. Jisai yra laisvė, jisai yra laisvė, jisai Jėzus yra laisvė, jisai laisvė, jisai tas, kuris išveda, jisai tas, kuris veda, jisai tas, kuris parodo kelią, jisai šviesa, jisai kelias ir jisai yra gyvenimas. Bendrauk su viešpačiu, ieškok, prisiminki nuolatos. Jisai su tavim, kur tu bebūtum, nepamiršk jo, neliūdink jo, nesakyk, aš dabar užmiršau tave, aš dabar neturiu laiko, prisimink jį nuolatos, jisai visada tave mato, jisai visada tave mato, prisimink nuolatos Jėzaus vardu. Haleluja, haleluja, Dieve, dėkojame tau, haleluja. Dievas nori, kad tu jam atvertum duris. Jis nori užeiti ir bendrauti su tavimi artimiau. Todėl ieškok jo. Jisai yra neužmiršk. Jisai yra tavo laisvė. Nuo televizoriaus ir nuo visų kitų dalykų.
Kai tu bendrausi su juo, laisvė ateis. Kai tu bendrausi su juo, gyvenimas papildys tavo gyvenimą. Kai tu bendrausi su juo, visi pamatys kitą žmogų. Todėl ieškok jo, prisimink Viešpatį nuolatos, prisimink jį, nes jis nuolatos mato tave. Bet tu irgi turi taip elgtis, kaip ir jisai. Tu turi nuolatos jį prisiminti ir tas prisiminimas tai prisimink jo žodį ir yra pats Viešpats. Nes pats žodis yra pats Viešpats. Halleluja, Jėzus Kristus vardu. Halleluja. Dievas medžiagų šitą savaitėlę, Jėzus Kristus vardu. Dieve, tegul pripildo šitą savaitėlę tavo jėga tegul persina kelyje. Dieve, kur jinai bus uždėta, Dieve, tegul tavo ramybė, tavo džiaugsmą, tavo gyvenimas pripildo, Dieve. Jėzus Kristus vardu. Halleluja, tegul nerimas pasitraukia. Jėzus vardu. Tegul tamsa pasitraukia. Jėzus vardu. Halleluja, mes pripildom šitą nosinaitę, sako, čionai, kur bus uždėta, išlaisvinant jėgą pasileidžia. Jėzus Kristus vardu. Ir jokia tamsa neišstovės prieš šitą jėgą. Jėzus Kristus. Amen. Mes sūčio atsigersim normaliai. Gerai, mes darydami šitą laužydami duoną ir gerdami turtis, mes prisimename jo mirtį. Mes dalyvaujame tame visame, prisimindami jo mirtį, prisiliesdami prie jo mirties. Nes parašyta, kad prisiliesdami prie jo mirties